Sveiki, šiandieną norėčiau pristatyti aplinką, kurioje galėsite susikurti gana žaismingą pristatymą apie save. Atsidarykite internetinį puslapį, prie šito pavadinimo pridėję .com ir atsidarę meniu pasirenkam Postcards. Jeigu įdomu, galite pasižiūrėti pavyzdėlių čia, arba galima pradėti iš naujo, kurti savo naują. Čia pavadinkim kaip ir vizitinę, kaip ir prisistatymą. Meniu labai aiškus, primityvus ir belieka tik tai išmokti naudotis. Rašomas tekstas. Atsiranda pačioje laukelis, kuriame galima įrašyti. Gyvenu Lietuvoje. Taip. Ir šitą tekstą galima redaguoti apačioje esančiais, kaip ir mygtukai, sakykime. Taip, ir šešėlius galima uždėti. Na, išbandysit patys, kaip galit padailinti. Truputėlį koregavimas kitoks negu Word'e. Čia nėra tiksliai nurodyta kokio dydžio. Tai dydžius paprasčiausiai galima mažinti, didinti. Taip, čia pasirenkamos spalvos. Na, išbandysit, atrasit. Ką dar čia galima rasti? Na, pasirinksit, ką norėsit. Toliau, sekantis mygtukas yra paveikslėlių įterpimas. Tarkim, paveikslėliai prieš tai galimas paredaguoti. Tai yra jį apversti, pasukti, sumažinti dydį. Truputėlį kantrybės reikėtų, nes jeigu paveikslėlis didesnis, tai kol jį pertvarkys, reikia truputėlį palaukti. Tai čia yra tam tikri efektai, bet jų irgi nėra daug. Galima truputėlį ir pasinaudoti, jeigu norit kažką tai daugiau. Kažkodėl tai nieko man čia nerodo. Va, ten kažkas su to mažinimu ne iš karto išėjo, bet viskas priklauso nuo paveikslėlio dydžio tikriausiai. Taip. Na ir čia galima dėlioti savo nuotraukas įsikėlus, galima vieną kitą nuotrauką susidėlioti kažkokį montažą, paspaudus ant pieštuko grįžtam atgal į tą patį langą, kuriame galim pritaikyti tam tikrus efektus. Taip. Tų nuotraukėlių galima prikelti ir daugiau. Toliau, jeigu reikia, užsidėkim, sakykim, foną. Šiuo atveju siūlyčiau, kadangi čia tokio kaip užpilimo fono nėra, tai galim pasinaudoti keturkampiu. Pavyzdžiui, čia pasinaudojus, matom, suapvalėja mūsų stačiakampio kampai. Taip, vat ir pasidaro žalsvas fonas, nuimu varnelę ir čia, kur yra tekstas, tai siūlau susirašyti pomėgių savo, apie save kažką tai daugiau. Nebūtinai vien tekstas, gali būti pomėgiai iliustruojami paveikslėliais įvairiais. Na ir čia puikiai pasinaudokit štai šitais mygtukai. Ką reiškia tie mygtukai? Taip, dabar viskas priklauso nuo to, ką po kurio paveiksliuko įkeliam. Čia, sakykime, jeigu aš perkelsiu, tai paveiksliukai, matom, jisai ant viršaus yra kvadratas. Man reikia kažkaip pasiekti apatinius. Vadinasi, aš nukeliu į galą šitą foną. Taip. Ir dabar tie paveiksliukai jau yra viršuje, virš stačiakampio ir juos galiu tvarkyti. Jeigu man reikėtų, kad vėliava atsidurtų prieky, aš pasirenku ir matom, jinai jau yra kaip ir pirmas eiliškumas vėliavas, jinai išlenda į priekį. Taip.
galima labai puikiai išnaudoti štai šitos mygtukus. Na, o jeigu reikia mums, kaip matom, klonuoti, ir kodėl jo nėra? Todėl, kad jisai, kai klonuojam, jisai pasislėpęs už kvadrato. Tai vat, neužmirškit, ką prieš tai paspaudė. Toliau, jeigu norim kažką tai dar įsiterpti, kažkokių šypsenėlių, pažiūrėkim, koks pasirinkimas, pavyzdžiui, iliustruojant savo pomėgius. Taip, ką mes čia galim atrasti, galbūt kažkas labai mėgsta gyvūnus ar namuose laiko. Sakykim, šuniuką. Ir labai jį myli. Taip, tai jis turėtų va čia atsirasti. Taip, mes jį iškeliam į priekį. Taip, susimažinam. Ir kas man patinka, na, išsinagrinėjus tos visus mygtukus, kurių nėra tiek daug, labai smagu, kad iš karto net neprisiregistravus leidžia išsisaugoti jį kaip paveiksliuką. Taip, ir matom dabar atsisiuntimas baigtas, atsidarom ir mano prisistatymas. Tai yra, susirašius apie save, pavyzdėlių tikrai matėte internete, kiek jų prikėlė iš kitų šalių, įsikėlus savo nuotrauką, surašius savo pomėgius, galima pasidaryti savo kaip etiketę. Taip, va. Ir yra kaip paprasta nuotraukėlė. Sėkmės darbe.